Antrojo tipo cukrinis diabetas yra lėtinė liga, kai organizmas nesugeba efektyviai naudoti insulino arba jo pagamina per mažai. Tai sukelia per didelį gliukozės kiekį kraujyje, o ilgainiui gali pažeisti įvairius organus. Šis diabeto tipas sudaro apie 90% visų diabeto atvejų. Rizikos veiksniai – antsvoris ir nutukimas. Vienas svarbiausių veiksnių – ypač jei riebalai kaupiasi pilvo srityje. Mažas fizinis aktyvumas. Neaktyvus gyvenimo būdas mažina insulino efektyvumą ir padidina svorio augimo tikimybę. Nesveika mityba. Dieta, kurioje gausu perdirbtų riebių ir cukrumi praturtintų produktų, skatina gliukozės kiekio svyravimus ir nutukimą. Amžius. Rizika didėjant sulaukus 45 metų, nes senstant kūno jautrumas insulinui mažėja. Paveldimumas. Jei šeimoje yra sergančių diabetu, tai tikimybė susirgti didesnė. Gestacinis diabetas. Jei moteris susirgo diabetu nėštumo metu, tai padidina tikimybę vėliau susirgti antrojo tipo diabetu. Aukštas kraujo spaudimas ir cholesterolio lygis. Šie veiksniai prisideda prie kraujagyslių pažeidimo ir didina diabeto riziką. Rasinė ir etninė priklausomybė. Kai kurios grupės, tokios kaip Afrikos, Azijos ar Lotynų Amerikos kilmės žmonės, turi didesnę riziką susirgti. O kaip apie prevenciją? Tai yra sveika mityba. Rekomenduojama valgyti daugiau daržovių, vaisių, viso grūdo produktų, o mažinti perdirbtų ir riebių maisto produktų, kaip cukraus ir transriebalų kiekį. Kita – dažnas fizinis aktyvumas. Rekomenduojama bent 30 minučių vidutinio intensyvumo fizinės veiklos, pavyzdžiui, vaikščiojimas, bėgimas ar plaukimas. Bent 5 dienas per savaitę padeda reguliuoti kūno svorį ir gerina insulino jautrumą. Dar svarbu nepamiršti apie svorio kontrolę. Net ir nedidelis kūno svorio sumažinimas nuo 5 iki 10% gali ženkliai sumažinti diabeto riziką. Reikia atkreipti dėmesį į reguliarią sveikatos patikrą. Ypač svarbu dažnai tikrintis gliukozės kiekį kraujyje, ypač jei turite rizikos veiksnių. Streso valdymas. Ilgalaikis stresas gali prisidėti prie hormono disbalanso, kuris gali skatinti cukraus kiekio kraujyje padidėjimą. Ir galiausiai reikia atkreipti dėmesį į rūkymo ir alkoholio atsisakymą. Šios žalingos veiklos padidina kraujagyslių ligų ir diabeto riziką. Nors antrojo tipo cukrinis diabetas tradiciškai laikytas suaugusiųjų liga, pastaraisiais dešimtmečiais vis daugiau vaikų ir paauglių susiduria su šia problema, ypač dėl besikeičiančių gyvenimo būdo ir mitybos įpročių. Tai kelia susirūpinimą, nes diabetas gali sukelti ilgalaikės sveikatos problemas ir rimtas komplikacijas, jei liga nėra laiku suvaldoma. Vaikams ir paaugliams yra svarbu subalansuota mityba. Mokyti vaikus sveikos mitybos pagrindų, skatinti valgyti daugiau daržovių, vaisių ir mažiau perdirbto maisto, riboti saldumynus ir gaiviųjų gėrimų vartojimą. Kitas veiksnys yra fizinis aktyvumas. Skatinti vaikus kasdien aktyviai judėti bent 60 minučių. Tai gali būti įvairūs žaidimai lauke, sporto būreliai ar tiesiog aktyvus laisvalaikis.